kol laukiau išvažiavimą į Vilnių, paėmiau ir susodinau pusę savo plūduriuojančių. Laukiu kolegas, kol pasikraus. Tai jau plūduriuojantys augalai, kurie praplūduriavo, dabar susodinti jie ir tokie susiraitę. Susodinau į indukus. Ne šitam akvariume žuvį norint sugauti, aš sodinu į indukus. Šiuo metu namie galėčiau dar pasodinti kelis, bet čia turbūt 4 gal tilptų, bet neturiu gruntą, nes neplanavau šiandien sodinti. Dabar va, tie augalai atrodo va, susiraitę va taip, tokios kondicijos, nu jie tokie, be formas. Bet tik pasodinus jie va įgauna tokią formą. Čia turbūt prieš savaitę pasodinti, gal 2. Tai va, iš tokio šabakštyną, kuris neturi formas, jis tampa va tokiu, kai išsitiesia augalas išvies. Tai man dabar jau gana. Čia yra va Hediotis alzamanis, kuris suaugs į tokį. Ir čia yra Rotala colorata, kuris suaugs į tokį. Iš esmės čia plūduriai Rotalas ir Hediočiai. Ramus, gražus, nereiklus augaliukai. Kuo daugiau šviesos, to Rotala raudonesnė. Ir aukšta auga kiek akvariumo viršaus, o Hediotis alzamanis yra sprindinis. Paviršių ištysta, bet nukarpius darosi į gerą pievą. Va, krevetinė, Hediotis alzamanis, žemas, o Rotala colorata, va, atrodo taip.